Pradėsiu nuo autorių, norėčiau juos visus pristatyti ir pasikviesti pas save. Ir aišku, pradėsiu nuo moterų. Tai visų pirma, aišku, Saulė Morkūnaitė, kuri ką tik kalbėjo. Norėčiau pasikviesti Aistę Iškevičiūtę, mano bendražygę mokslo metais. Jau senai kažkaip esam nesimatę įvairiuose, sakysim, tapybinėse ir kitokiuose projektuose. Ir šį kartą jinai sutiko tame dalyvauti, džiaugiuosi. Yra nukariavusi visą publiką Kauno. Dabar nukariaus tikiuosi Vilniaus ir kitus, reiškia, miestus, labai tikrai džiaugiuosi. Yra kur dar mūsų kitos ponios, kita mūsų Aistė Kirmelytė. Taip, kad dabar čia tave gražiai, taip kaip sakant, visada balansuojantį tarp tapybos, video, foto ir kitų, kaip sakant, medijų. Dėl to jinai viena iš tokių idėjinių atsparties taškų šitoj parodoj. Nematau Eglės Ridikaitės